kągi, tas ilgas kelias iš Kauno į Vilnių. Tai galvoju, reikia papasakoti kokią įdomią istoriją. Kadangi tas video ten taip labai smarkiai surezonavo ir nuo jo pradėjo augti sekėjai Instagrame, Facebook'e, tai galvoju, kad kadangi daug žmonių nesuprato, apie ką ten vyksta kalba, tai galvoju, paaiškinsiu, apie ką ten iš tikrųjų buvo kalba, kad galbūt tie, kurie nesuprato, kad susivoks arba nesusivoks, jeigu nesusivoks, tai jau nežinau, nes jau dabar aiškiau būti negali, kai papasakosiu viską nuo A iki Z. Taigi, ten gale važiavo vairuotojas, kuris šiuo metu dirba taksi, dirba jisai daug, apie 10 metų. Ir jam laikas tobulėti. Jisai manęs klausė patarimą. Kokį automobilį dabar pirkti, ar nuomoti, ar dar kažką daryti. Jisai šiuo metu nuomoja Toyota Auris, galvoja, ar nuomoti, ar pirkti leasingų Toyota Corolla, ar Mercedes. Tai, kadangi jis paklausė mano nuomonės, tai aš jam rekomendavau pirkti Mercedes. Kodėl Mercedes? Pats, kai pradėjau dirbti taksi 2012 metais, pirma mano mašina taksi buvo Audi A8. Tik tai 2 taksistai Kaune tokias turėjo, aš ir dar vienas kolega. Ir aš automatiškai turėjau aukštesnio lygio klientus, geresnius, mokesnius, visą kitą. Bet dėja Audi yra nepatvari mašina, neskirta šiam darbui, subirėjo karomislai, tas problematiškas 2,5 dizelinis motoras. Ir po tos Audi reikėjo pirkti kažką kito. Pinigų kažkiek buvau pasitaupęs, bet galvoju, jau dabar tai jau už tiek pinigų taksi mašinos tikrai nepirksiu, tokios brangios. Ir nusipirku aš keturakį Mercedesą. Jisai ant tiek patvari mašina buvo, kad aš jį turbūt atmušiau per mėnesį ir pradėjau taupyti dar ant sekančios mašinos. Tada nusipirkau 5 BMW, nes labai norėjau, jaunas norėjau būti šustras. Tai susitaupiau ant 5 BMW per kelis mėnesius. Nusipirkau 5 BMW su M-kinė apdaila, su visa pilna komplektacija, ten didelis monitorius, tais laikais fantastika buvo. O keturakį paleidau į nuomą dirbt vairuotoją. Tai tas keturakis dar uždirbo tiek pinigų, kad pragyveno visas mano mašinas turbūt kartu sudėjus. Ir nes kadangi tai dar jaunystė, kvailystė, tai kažkaip tos BMW pirkau. Paskui nupirkom dar vieną BMW iš tėvo mano, kur, tėvas šiaip mano pedantas, mašinas labai prižiūri. Ir žodžiu, tikėjomės, kad jinai laikys. Tai kolega pasiėmė tą BMW leasingų iš manęs, atidirbo metus laiko ir metė neatsigręždamas, grįžo į savo pamėgtą Mazdą ir tuo metu dar mes nupirkėm dar vieną BMW, bet už labai pigiai ir jis praktiškai net į darbą nepaleidom, nes ten visi galai jo pasileidė, ten buvo, nebeapsimokėjo jo taisyti. Nors taisymą sukišom gal tais laikais 2000 litų turbūt, tai buvo didžiuliai pinigai. Ir tada supratau, kad BMW jau yra visiškai nepakeliui taksi darbų ir BMW. Nes maniškis tas BMW, kurį pirkau brangiai, už 12 000 litų, man atrodo, tai
irgi kažkas tai užlinko, toks tai. Kaip vėliau paaiškėjo, tai, man atrodo, jeigu neklystu, veleno padėties daviklis. Ir mašina nebeužsikūrė. Diagnostika nerodė. Žodžiu, nusispjoviau, aš jį pardaviau pirikupų iš kapeikas. Man dar už tas gautas kapeikas dar išėjo 2 Mercedesai. Aš jį vieną išnuomavau, su vienu pats dirbau. Ir jau visą turėjau 3 keturakius, visi sukosi. Prie keturakių į komplektą tada įsigijau pirmą S klasę, 220 kėbulo. Bet, kaip žinote, šitas Mercedesas buvo ne kažką tai. Ir žodžiu, kadangi